Sveiki visi, kiek matau vardų ir veidų. Aš esu Justinas Mickus. Kaip turbūt matėte iš L laiško prieš šitą susitikimą, aš esu buvęs debatininkas, amžinas debatininkas galbūt. Buvau debatininkas kaip Kauno Jėzuitų gimnazijos moksleivis ir tada čiut tęsiau debatavimą kaip studentas. Bet labiau jau buvau organizacijos draugas negu aktyvus debatininkas po mokyklos. Bet visada smagu dalyvauti bendruomenės veiklose ir grįžti dalintis, įskaitant ir šiandienos dirbtuvės, ar ne? Tai aš esu pasirengęs keletą skaidrių tema, kurią irgi matėte: Europos lėta agonija, mirtingumas ir transformacija, bendroji kitos ES politinės darbotvarkės, kuri kaip tik realiai šią savaitę prasideda, kontekste. Bet tos skaidrės yra labiau, kaip sakyti, tokie trumpi tezių rinkiniai, tam tikros iliustracijos galbūt, kaip jaučiasi, kaip diskutuojama apie Europą, kaip ji jaučiasi, kaip tam tikri sąskambiai galbūt istorijoje vyksta. Bet aš įsivaizduoju, kad geriau, ypač jeigu iš tikrųjų mūsų tiek nedaug, kiek čia susirinko, geriau turėti kažkokį interaktyvų seminarinį pokalbį negu prezentaciją. Tai jeigu galim taip sutarti, aš pasidalinsiu skaidrėmis ir visi gali, kada nori, įsiterpti. Aš nežinau, gal ar Milda moderuos tą, ar aš matysiu chatą, tai galėsiu atsakyti su laiku. Nežinau, ar ten POI klausit, bet manau, nebus sudėtinga bet kuriuo atveju išspręsti šitos logistikos. Tai greitai tada, kaip sakyti, bandysiu pasidalinti ekranu. Mano Zoomas neapdeitintas ir aš tikiuosi, kad tai nesukels jokių problemų. Sukels problemų, akivaizdžiai. Gerai. Jeigu kažkas gali patvirtinti, kad mato skaidrės, man padėtų. Jo, mato. Aš jas pasirašiau angliškai, intuityviai, nežinau, nebuvau paklausęs, ar lietuviškai ir angliškai bus paskaita, bet ne paskaita, pokalbis, bet kadangi jau pradėjom lietuviškai, tai jeigu klystu, perspėkit, galiu persijungti į anglų, o jeigu ne, tai tekstas bus angliškai, bet galiu kalbėti lietuviškai. Nėra didelio skirtumo. Manau, kad nėra patogiau. Ok, tai gerai. Nu, kaip sakiau, 3 kertiniai žodžiai, visi tokie, angliškai sakytume, loaded, bet visi ateina iš kažko, apie ką iš tikrųjų diskutuojame ES kontekste. Tai aš trumpai šiek tiek pasidalinsiu minčių apie kiekvieną iš tų raktažodžių ir tada galėsim atverti diskusiją jau taip konstruktyviai. Bet jeigu, kaip sakiau, kyla klausimai iki tol, tai galite klausti. Aš tik tai nematau rankų ir ekrano, tai pasikliausiu moderatoriais. Tai jau, pirmas terminas, kurį išskyriau, yra lėta agonija. Ir tai labai skambiai visą Europą praskrijusi frazė, kurią neseniai ištarė Mario Draghi, buvęs Italijos premjeras, prieš tai buvęs Europos centrinio banko pirmininkas ir ilgametis finansų aukštojo ES kapitalizmo, Europos kapitalizmo guru, aristokratas. Ir Mario Draghi dabar pasakė tai, kad jeigu nevykdysime tam tikrų gana radikalių, jo žodžiais, reformų, mes nemirsime kaip Europa, kaip ES nemirs, bet mes įžengsime į lėtos agonijos erą, kuri, geruoju nesibaigs. Tai yra antra, bent jau antra, labai skambi Draghi frazė apskrijusi Europą. Ir kaip matote, pirmoji jų buvo prieš 12 metų, kai eurozonos krizės kontekste Draghi, tuometinis Europos centrinio banko pirmininkas, pasakė, kad mes kaip centrinis bankas padarysim viską, kad išsaugotume eurą, tai ir ES. Ir patikėkit,
patikėkit manim, to pakaks. Tarp šių dviejų frazių, kurios savo dramatiškumu mažai skiriasi, yra esminis skirtumas ir jis yra labai giliai politinis skirtumas, bet be abejo jis yra ir atliepintis tam tikrą ES padėtį globaliam pasauliui. Kaip Europos centrinio banko pirmininkas, atstovaudamas institucijai, kuria yra patikėta beveik esminė ekonominės politikos rolė Europai, Draghi galėjo daryti tai, ką nori, ar ką manė esant teisinga. Ir jisai pradėjo didžiulę monetarinio stimulo politiką tam, kad, kaip sakyti, išspręstų pietų valstybių, pirmiausia Graikijos, skolos krizę, rėmuose tokiuose, kuriuos uždėjo Prancūzijos ir Vokietijos valdžios. Jisai turėjo agentiškumą, turėjo galimybę. Tas centrinis bankininkas, galbūt paskutinis valstybininkas Europoje, kuris masto aukščiau kairės dešinės politikos technokratas, toks immaculate technokratas, parengė labai įspūdingą, kaip sakyti, finansinio gelbėjimo programą. Arba tiksliau, pirmiausia, tai išsiuntė signalą, programa atėjo vėliau ir tai nuramino finansų rinkas ir mes, kad ir neypatingai gerai, bet iškovėme šitos krizės. Antroji frazė apie tą lėtą agoniją ateina iš po Dragio parengtos Europos komisijos užsakytos ataskaitos apie ilgalaikį Europos konkurencingumą. Ir dabar jis jau yra eks-premjeras, eks-bankininkas, jis yra idėjinis lyderis ir be abejo įtakingas, bet jis ir kartu ta klasė technokratų, kurią jis atstovauja, nebeturi tokios įtakos, kaip turėjo kad ir prieš 12 metų. Todėl nors jo ataskaita labai, kaip sakyti, plačiai cituojama, ją kreipiamas didelis dėmesys, jie formaliai pateks į visas komisijos darbotvarkes, tai jau yra tik tai idea paper, tai yra debate land. Ir dėja ar nedėja, bet mes esame kitoje, kaip sakyti, politikos raidos stadijoje, Europos politikos raidos stadijoje, kur technokratai negelbėja, o dėl politinių sprendimų ir politinės valios kažką daryti yra labai atviras klausimas, kaip aptarsiu toliau. Bet kad greta to tokio politinio diskurso, ne tos istorijos, kurią čia bandžiau perteikti ir kurią perteikė, man atrodo, labai gerai dvi karikatūros, kur pirmojoje Dragis 2012 laiko visą eurą ir visą Europą vienas pats, o antroji jis tiesiog konstatuoja banalią tiesą, jeigu nemirsi, tai išgyvensi. Greta to politinio naratyvo yra kažką aptarti iš tos ataskaitos. Nežinau, rekomenduoju jums ją perskaityti, bet yra executive summary, kokių 80 lapų, gal tą ir verta. Visa ataskaita yra 400, nežinau, ar ten kažkas ją gali veikti. Man atrodo 10 fontų. Bet jos pagrindinės žinutės yra tokios. Europos Sąjunga 20 metų atsilieka ekonominio augimo prasme, plėtros prasme tiek nuo JAV, tiek nuo Kinijos, ypač fundamentų, technologinės, pramoninės bazės klausimų, ypač produktyvumo. Ir tai pirmiausia siejamas su to, kad mes neiššokom į skaitmenizacijos traukinį, mūsų rinka nors labai įvairi viduje, daugybė įdomių, mažų, vidutinio dydžio, didelių kompanijų Europos mastais nesugeba konkuruoti globaliai ir už tai mes augam daug lėčiau negu tie pagrindiniai didieji mūsų įvardyti konkurentai, ar ne? Ir tai vyksta, tai įvyko, va šitas, kaip sakyti, nesuspėjimas su laikais, eroje, epochoje, kuri mums buvo iš esmės gana palanki, ar ne? Mes gyvenam taikoje, Europa gyvena taikoje, prekyba tarptautinė buvo reglamentuota aiškių taisyklių ir iš esmės atvira. Mes dar augome kaip populiacija Europą. Viskas išsiplėtė, mane 2004 metais prisijungė Lietuva ir kitos vidurio rytų Europos šalys. Daug dalykų, kaip sakyt, lėmė, kad vėjas pūtė mum į būres. Mums turėjo tarsi visi fundamentai būti palankus ir nesugebėjome. Ir aišku, yra finansų krizė, migracijos krizė, daugybė galima išorinių veiksnių pateikti kaip paaiškinimus, kodėl to neišėjo padaryti. Galima žiūrėti visokius politinius nesutarimus. Bet faktas tas, kad kažką praleidom tada, kai situacija buvo palanki, ir tada Dragis sako, o dabar situacija nebėra palanki.
Europoje vyksta didelio masto karas, globalizacija smunka, lėtėja, protekcionizmas auga, JAV nebeturim kažkokio globaliai mąstančio lyderio, kaip tuo metu 2012 buvo Obama, kad ir nueinantis, nenueinantis, pradedantis antrą kadenciją. Turime antagonistinį Trumpą, Kinija yra visai kitokio ir būsena, ir galios pauto negu anksčiau. Ir kartu ir kritinė įžvalga pačiam Dragiui, tai yra tai, kad nebeturim demografinio dividendo. Europa nepradės dar smukti kaip populiacija, bet jinai stagnuos. Iki 2040-ųjų beveik nėra šansų, kad mes pakeistume tas demografinės tendencijas, jinai liks stabili, bet tai reikš, kad vis daugiau žmonių, kaip sakyti, bendras skaičius bus toks pats, bet vis daugiau žmonių pereis į vyresnį amžių, mažesnį produktyvumą, išeis į pensiją. Tuo metu darbo rinka, darbo pajėgumai trauksis. Ir tai reiškia, kad tas augimas, kurio reikia, norint išvystyti naujas technologijas, norint, kad ir praleido maną technologizacijos bangą patekti į kitą, reikia daug daugiau augimo, Dragio mintis ir žodžiai, bet pagrindinės, kaip sakyti, aplinkybės yra daug mažiau palankios. Tai nėra visiškai dramatiška. Mes matėm kažką panašaus jau įvykus pasaulyje, tai yra Japonijoje, kuri 80-aisiais irgi turėjo palankius vėjus, buvo neseniai iššokusi į tų vartotojų elektronikos, ten Sony, Walkman ir taip toliau videokamerų erą. Visi hipsteriai dabar atrado naujai visas tas foto kameras iš būtent to laiko. Bet nuo to laiko stagnuoja, neauga sensanti visuomenė, bet yra tokioj stabilioj, galbūt nelabai patrauklioj, bet tokioj egzistencijoj. Galime vadinti agonija, galima ne, moderacija galbūt. Bet esmė pagal Dragį yra tai, kad jau kažkokių didelių ambicijų neturėsim, gali būti, kad ir bus skausminga agonija jo žodžiais, bet aplinkybės klestėjimui yra nepalankios. Tai jeigu Draghi yra toksai su savo technokratiniu, aristokratiniu požiūriu, mes turime ir daug dramatiškesnių lyderių, dramatiškiau kalbančių, ir turbūt geriausias to pavyzdys yra Emmanuelis Macronas, kuris per pastaruosius 7 metus pasakė 2 labai ilgas ir labai turiningas kalbas apie Europą, 2017 Sorbonos universitete ir 2024 metais irgi Sorbonos universitete. Ir kaip matot, greta to, kad pražilo, jisai biškai pražilo, pasikeitė Macronas gana smarkiai, nebėra tos aureolės, kurią turėjo 2017 ir kaip atvaizduota nuotraukai. Link yra daug tamsos ir šešėlių. Man atrodo, labai gražiai kažkaip nuotraukos pagavo tą tokią simbolinę transformaciją, koks lyderis yra. Macronas, jo žvaigždė yra užgesus, bet jis vis dar turi įdomių idėjų ir moka jas įtaigiai pateikti. Ir jo pagrindinė idėja naujojoje balandžio mėnesį pasakytoje kalboje buvo ta, kad Europa yra mirtinga. Mes negalime įsivaizduoti, kad visos tos krizės, kurias išgyvenam, kurios ateina, praeina taip toliau, tiesiog ir bus tokia maždaug sunkus laikas, praeina ir toliau einam į priekį. Ne, jis sako, kad mūsų Europa, ir man atrodo, tas žodis mūsų yra kertinis čia, gali baigtis. Ir tam yra 2 priežastys. Macronas išskiria 3, trečioji yra ta pati ekonominė priežastis, kurią ką tik aptariau su Draghi, bet kitas 2, kurias išskiria Macronas ir į kurias dabar noriu sutelkti dėmesį, yra be abejo karas. Ir karas tiesioginė, ta prasme, Rusijos karas prieš Ukrainą ir tada by extension prieš Europą ir vakarus, bet platesnė visko instrumentalizacija, visko sugrėsminimas, ar ne? Mes, aišku, galim kol kas kliautis prieinamą informaciją ir manyti, kad lėktuvas, kuris nukrito vakar Vilniui, greičiausiai nukrito, ne greičiausiai, bet lyg ir nukrito dėl techninių priežasčių arba galbūt ten nuovargio piloto ar dar kažko, bet kontekste prieš mėnesį įvykusių tų hibridinių atakų, kur buvo įdėti į DHL tos pačios kompanijos lėktuvus degantys siuntiniai, žinant kabelio atakas, žinant, kaip sakyti, ten švedų pramonės sabotažą, žinant Estijos infrastruktūros atakas, viskas per pastaruosius kelius mėnesius. Matom, kad ta hibridinė karo dimensija, kurioje apima tiek ten tokį tradicinį astroturfingą, espionažą, bet ir aišku, kibernetinės atakas ir taip toliau, vyksta ir intensyvėja. Ir
Mes nesame Makrono atžvilgiu, bet manau ir daugumos ES politikų ir ekspertų atžvilgiu mes nesam tam pasirengę. Tiek labai elementaria fizinė prasme, tai yra karinė parengtis, gynybos pramonės apsukos, protokolai krizių valdymo ir institucijos, pajėgumai krizių valdymo yra netokioje stadijoje, netame stovyje, kuris galėtų mums padėti tiek, jeigu prasidėtų kažkokia kinetinė ataka prieš ES valstybės, nepadeda net ir remti Ukrainą einamuoju momentu, ir tuo labiau, jeigu iš tikrųjų prasidėtų didelio masto karas tiesiogiai prieš vakarus. Bet greta šitos labai tiesioginės parengties stokos dar yra tokia labiau platesnė mentalinė, kaip sakyt, pasirengimo stoka, galvojant apie tai, kaip viešosios nuomonės ar ne, apklausos rodo, kad labai santykinai nedidelė dalis Europos piliečių, šiek tiek varijuoja pagal valstybę, bet iš esmės nėra pasirengę, nurodo, kad nėra pasirengę, negalvoja apie tai, kad esant reikalui galėtų kovoti už savo valstybę, net tas tokios, kaip sakyti, urgency jausmo bendrai dėl dabartinės karo grėsmės vertinimo, bet ir to tokio deklaruojamo intereso gintis ir ginti trūksta. Ir tiek, kiek jo netrūksta, tai mes irgi galime kažkiek skeptiškai vertinti, žinant tokią platesnę visuomenės saugumizacijos tendenciją, ar ne, tai tie, kas labai nori gintis, galbūt mums nelabai patinka dėl kitų sumetimų ir priežasčių, bet didžioji dalis populiacijos yra tiesiog, kaip sakyti, nustūmusi karą kaip klausimą kažkur į šalį, bent jau jeigu galim tikėti apklausom. Aišku, jeigu pradėtų kris bombos, galbūt pasikeistų ta jausena. Ukraina irgi atrodė, nebuvo tokia vieninga ir mobilizuota, bent jau 2014, bet aišku, kaip sakyti, nuo to laiko praėjo 8 metai, dabar jinai yra daug labiau užsivedusi. Ir tai, aišku, su išlygom. Tai va, tai vienas dėmuo yra tas karas, kuris yra ir fizinis iššūkis, ir mentalinis iššūkis, ir Makrono atveju mes nesame pasirengę tam iššūkiui. Ir mes turim prisiminti, kad jeigu nesam pasirengę, tai čia nėra, kaip sakyti, no big deal. Tai gali pabaigti Europos projektą iš tos pusės, kad tam tikros šalys, pirmiausia, galbūt Baltijos šalys, galės būti atjungtos jėga nuo Europos. Tada, aišku, visiškai kristų jos kredibilumas, tiek, kiek jinai pastatyta ant taikos pasiekimo Europoje idėjos ir pažado. Ir be abejo, kaip sakyti, jinai su tuo ateitų ir labai greitas, turbūt fizinis, nuosmukis, įskaitant investicijų pasitraukimą ir taip toliau. Ir ką jau kalbėti, nekalbu ne dėl to, kad nesvarbu, dėl to, kad savame suprantama žmogiška humanitarinė tragedija. Ne? Tai čia viena dalis karas, bet yra ir kitas klausimas, tai yra tam tikros Europos idėjos. Ir aš abi dvi frazes ir the weaponization of everything ir a certain idea of Europe įdėjau į kabutės dėl to, kad tai yra knygų pavadinimai, tai yra tam tikros idėjos irgi, kurios cirkuliuoja apie Europą, apie šią politiką. Tai yra tos Europos kaip darinio, kuris padeda mažinti nacionalizmą, kuris keičia pilietybės ir bendruomeninio identiteto sąvoką, atribojant jį nuo tautos, rasės ir einant labiau į tam tikrą pilietinį, kaip sakyti, konstitucinį solidarumą ar ne, socialinį modelį ir gyvenimo kokybę, kaip po vienetą, prie kurio mes šlijomės ir kuriam priklausome, o ne naciją, ne rasę ar netikėjimą. Ir šita mintis yra labai, kaip sakyti, populiari tarp dalies stipriausių proeuropiečių ir jinai yra labai populiari tarp didžiausių euroskeptikų, kurie mano, kad visos šios mintys iš tikro varė Europą į priekį, tik tai, kad jos yra blogos. Proeuropiečiai, bent jau tokie labiausiai karikatūriški, sako, kad jo, čia Europos Sąjunga yra panacėja ir, kaip sakyti, kompaso rodiklė į priekį į gerą pasaulį. Bet kuriuo atveju šita idėja, ar ne, kad Europos pamatas vertybinis
gali būti iš esmės progresyvus, kliba. Kliba pirmiausia dėl augančio kraštinio dešinio populizmo, radikalizmo ir kliba dviem būdais. Viena vertus ardančiai, jie nebenori Europos projekto tokio, integracijos projekto apskritai, bet antras ir vis labiau ryškėjantis yra tai, kad jie mato, kad tai yra puikus instrumentas jų tikslams pasiekti. Tai yra ES gali veikti tiek progresyviai, atlaisvinant judėjimą, padedant mažiau liberalių valstybių narių žmogaus teisų darbotvarkės plėtrą ir dar kažką, čia tokia gal Lietuvos, tarkim, perspektyva galėjo būti. Bet jinai gali būti ir instrumentas, kuriuo efektyviau dubasint migrantus arba uždaryti sienas ir investuoti į tvoras. Ir, kaip sakyti, per ginklus ir taip toliau. Tai yra, jinai jau tampa nebe vien idėjiškai, nebe vien liberaliu instrumentu. Atitinkamai tokie kaip Macronas, kurie visą savo politinį projektą grindė būtent tuo, kad daugiau Europos yra būtent atsakas į tuos tarsi pagrįstus populistų lūkesčius, sense of belonging, sense of sovereignty ir taip toliau. Jeigu mes juos galėtume susijęti su Europą, viskas išsispręstų. Dabar matome, kad Europa automatiškai nebegarantuoja to diskurse ir vyksta aktyvi kova vardan kokių funkcinių tikslų galėtume naudoti Europą, kuris iš esmės keistų jos charakterį. Be abejo, bet kas daugiau apie tai galvoja ir yra šiek tiek kritiškesni, galėtų pasakyti, kad bendrai ta certain idea of Europe yra tokia biškai savigyriška, dėl to, kad daugybė to gyvenimo kokybės pasiekimų, to liberalumo, kurį mes kūrėm viduje, ir šito atžvilgiu, man atrodo, būtų labai sunku ginčytis, bet kurioj kitoj regioniniai zonai pasaulyje nėra tokio pat consistent geografiškai paplitusio orientavimuose į, kaip sakyti, žmonių gerbuvį. Bet tai visada vyko iš dalies likusio pasaulio sąskaita, užsidarant, eksploatuojant, išnaudojant tradicinius, kaip sakyti, netradicinius istorinius priklausomybių ryšius, pirmiausia, aišku, su buvusiam kolonijom, bet ir jau po dekolonizacijos ir su šalim, kurios nebuvo kolonijos ir be abejo su buvusiam kolonijom. Tai tą idėją be abejo reikia vertinti kritiškai, nereikia jos aklaiginti, bet net jeigu ją priimtume, net jeigu, tarkim, konvencionalus centristinis proeuropietis sakytų, kad tai buvo didelis civilizacinis pasiekimas, šiandien inkliuva. Ir Macronas kaip prototipinis centristinis proeuropietis jaučiasi, kad jo, kaip sakyti, žvaigždė niaukiasi ir už tai 24 jo kalba buvo daug daugiau pesimistiškesnė. Gerai, ir paskutinis dalykas iš tų trijų tezių yra transformacija. Čia tema labai plati, jinai nesusijusi su viena kažkokia kalba, nors idėja, kad Europa transformuojasi, nuolat transformuojasi, yra turbūt kertinė mantra visos euro integracijos. Turbūt labiausiai populiari ir galbūt labiausiai nuvalkyta frazė yra Jean Monnet pasakyta, kad Europa nėra kažkoks vienu ypu sukurtas projektas, tai yra per krizes besievoliucionuojanti ir transformuojanti idėja, ar ne idėja, kaip misija, ir jinai bus kuriama krizėse. Ir ta tokia idėja, kad mes per krizes galime save perkurti, yra galbūt iliuzija, galbūt rimta įžvalga, laikas parodys. Bet būtent ta idėja transformacijos ir gebėjimo transformuotis idėja figūruoja greta viso to pesimizmo, kurį ką tik pateikiau, ir dabartinėje Europos Sąjungoje. Ir yra kelios kryptys, kaip galime tą matyti. Čia pateikiau tik 3, vėlgi su iliustratyviom nuotraukom. Zeitenwende arba laikų kaita, ar ne, yra Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo pasakyta idėja, kad Vokietija keičia savo strateginę laikyseną iš tokio įsipareigojimo į bent jau nacionalinį pacifizmą ir neutralumą į didesnį atsakomybės už gynybą prisiėmimą, už atnaujinimą investicijų į karinius pajėgumus, už didesnį vaidmenį rytų Europoje ir daug aštresnį požiūrį į Rusiją, lyginant su ilgą laiką nuo 70-ųjų tą dominavusią tą tokią vadinamą Ostpolitik ir Detente laikyseną Rusijos atžvilgiu, kad mes turime bendrą
saugumo erdvę puoselėti Europoje. Labiau sakoma, kad saugumo architektūra visgi dėja nedėja bus kuriama prieš Rusiją ir atribojant Rusiją nuo Europos negu su. Čia aš jau pridėjau keletą žodžių, Šolcas nieko taip drąsiai nesakė to, bet jo ta Zeitenwende bendra žinutė turėjo būti tokia. Aš nekalbu apie jos įgyvendinimo kokybę, bet bendrai vienas didelis pokytis yra Vokietijos lėti, bet nuoseklūs bandymai transformuotis ir tiems, kas laikosi nuomonės, kad ES integracija yra iš esmės Vokietijos valdymo klausimas nuo pat jos pradžios 50-aisiais, kai dar buvo tik Vakarų Vokietija, tada 90-aisiais susijungus Rytų ir Vakarų Vokietijai įvyko visos tos reformos, sukūrusios ES tokia, kaip mes dabar pažįstame. Tai čia yra vienas dalykas, kurį verta būtų stebėti, ne, kaip keičiasi Vokietija, gali keisti ir ES. Kitas dalykas be abejo yra ES plėtra. Mes netrukus po Rusijos pilno masto invazijos ES priėmė sprendimą pakviesti Ukrainą ir Moldovą tapti kandidatėmis narėmis, oficialiai pradėti tą ilgą kelią į narystę, taip pat atnaujintas pastangos priimti Vakarų Balkanų šalis, kurios jau yra kandidatės narės, kurį laiką buvo. Ir tai galėtų transformuoti Europą. Ne, mes turėtume apie 65 turbūt milijonus naujų ES piliečių, didžiulės teritorijos prisidėtų su įvairiais iššūkiais, bet daugybė galimybių nuo ekonominių ar ne, rinkos plėtra, kritinių išteklių ir vertės grandinių iki idėjų, vis tiek jeigu galvotume ir apie kaimo ir šeimų tarybas Vakarų Balkanuose kaip tam tikrą, kaip sakyt, valdysenos formą, kuri galbūt turi tam tikrų pranašumų užtikrinant tvarumą sprendimų ar ne tokį, kaip sakyti, alternatyvi modernistiniam valdymo formom struktūra, kuri gali turėti tam tikrų pranašumų, ypač taikant ar ne lokalias bendruomenės, iki Ukrainos labai šiaip skaitmeniškai pažangios visuomenės, kuri galėtų atnešti tam tikro šviežio oro gūsio į tradicinę, ypač Vakarų ES politiką. Ne, enlargement gali būti transformacijos darbotvarkė. Ir galiausiai, bet su klaustuku, yra ta tokia galios poslinkio tendencija, kad Ukrainos karas viena vertus sustiprino gynybos svarbą bendroje ES darbotvarkei, o tai savo ruožtu sustiprino šalių, kurios yra gynybos srityje svarbios svarbą. Ir pirmiausia, tai yra Lenkija. Bet ir bendrai tai, kad Ukraina, Rytų Europoje esanti šalis, dabar yra didelė dėmesio centre, pagrindinė ES tema, taip pat sustiprina visą tą nuo Skandinavijos iki Rumunijos einantį į šiaurės rytų ES bloką ir galbūt įtaka pamažu slenka ten. Greta šitų tokių geopolitinių saugumo tendencijų aktualu ir tai, kad Nordikai, Vidurio Rytų Europa yra šiaip sparčiausiai ekonomiškai auganti, daugiausiai optimizmo savo ateitimi kol kas rodanti ES dalis ir daug pažangios regioninės integracijos iniciatyvų ten vyksta. Tai yra, jie sugebėjo, galbūt dėl to, kad neturėjo nusistovėjusios senesnės pramonės, daug greičiau ir sparčiau skaitmenizuotis negu Vakarų Europą. Jie ne visur ir ne visi tokiu pačiu mastu, kaip sakyt, sekė tokią ekonominę ortodoksiją kaip Vokietijoje, nedaug daugiau investavo į tam tikrą infrastruktūrinius sprendimus, į ilgalaikius ten tyrimus ir dar kažką ir dabar gauna šiek tiek, kaip sakyt, dividendų iš to. Ne? Tai tiek dėl saugumo geopolitinių, tiek dėl ekonominių priežasčių galima būtų sakyti, kad Vidurio Rytų Europa, Šiaurės ir Vidurio Rytų Europa auga savo svarbą ir gali tuo pakeisti šiek tiek ES profilį. Kokiais būdais, kaip, ne visai aišku, ar iš vis to išeitų, ar čia yra labiau hypas, irgi yra klausimas. Bet yra 3 kryptys. Yra kryptis militarizacija iš esmės, kurią pirmiausia signalizuoja Vokietijos sonetas, toks istorinis lūžis, kiek jis sėkmingas ir klausimas. Plėtra, kaip ilgalaikė darbotvarkė, bet irgi galinti leisti permastyti tai, kas mes esam, kaip save apsibrėžiam. Ir trečias, vidinis kažkoks galių persiskirstymas.
Daug transformacijos darbotvarkių, galim apie jas pakalbėti atskirai, bet prieš tai dar trumpai tik anonsuosiu ir tą jau daug labiau praktiškesnę 5 metų teisėkūros darbotvarkę, kurią žada nauja komisija. Čia matot labai piktą ir labai laimingą komisijos pirmininkę Ursula von der Leyen, man atrodo, nors nesprendžiant pagal aprangą, kad čia ne iš tos pačios sesijos parlamento, bet antrojoje nuotraukoje, kur laiminga, jinai ką tik buvo patvirtinta antrai savo kadencijai komisijos pirmininkui būtent. Tai jinai dabar rengia jau tą pilną komisijos 5 metų programą, bet bendras kryptis jau yra pristačiusi šiek tiek anksčiau. Ir esminės dvi tos, kurios bolde, yra konkurencingumas, tai yra sprendžiant būtent tą Draghi suformuotą iššūkį, kad mes vėluojame su technologinė pažanga, mums reikia augti ekonomiškai. Tai pirmas ir svarbiausias dėmuo naujos ES komisijos yra didinti konkurencingumą ir produktyvumą. Ir tai darant pirmiausia, mažinant, ir čia cituoju, administracinę naštą verslui, sumažinant reglamentavimą, atsisakant perteklinių visokių taisyklių, spartinant visus tos biurokratinius procesus ir kartu daug investuojant į kertinės pramonės ir technologijų šakas, taip pat ir įgūdžių įvykdymą. Tai yra toksai growth mentality ramstis darbotvarkės. Ir kitas yra gynyba. Gynyba plačiaja prasme, saugumas, tiksliau gal, saugumas plačiaja prasme. Tai yra pirmosios ES mastu vykdomos pastangos stiprinti gynybos sektorių gynybos pramonę, daugiausia vykdant bendrus viešus pirkimus, daugiau į gynybos inovacijas, bet pamažu galbūt ir į tokias jau greitų metu pritaikomas sistemas gynybos, bet ir platesnė tokia civilinė parengtis, ar ne, tai yra krizių valdymo pajėgumai, gyventojų informatumas, tiek mentalinis, tiek žinojimo, kaip elgtis įvairių krizių atvejais. Čia greta Draghi dar viena kita ataskaita buvo pasirodžiusi, nes Suomių buvusio prezidento, kuris kalba būtent apie tą tokį societal resilience modelį, tai tiesiog įžeminimas to saugumo mentaliteto visoje visuomenėje visais lygiais, parengiant atskiras, kaip sakyti, darbotvarkės verslui, visuomeniai, valstybės institucijom ir taip toliau, tam, kad visi turėtų tą savo rolę aiškę, valdant nesaugumą, valdant visokias saugumo grėsmes ir taip toliau. Tai čia yra dvi pagrindinės kryptys ir tada realiai viskas kita yra antram plane. Tai yra aišku, kad komisija dirbs visose kitose įprastinėse srityse, jinai bandys pabaigti žaliąją darbotvarkę, priimti dar keletą aktų, kurie saugotų vandens kokybę, kaip sakyti, mūsų natūralių gamtinių ekosistemų apsaugą reglamentuoti ir taip toliau, bandys sugriežtinti teisės viršenybės ir demokratinių principų gynybos taisyklės, kad tokie kaip Vengrija jomis nepiknaudžiautų. Kovos su skurdu yra naujai iškilusi gyvenamo būsto prieinamumo problema. Tai visa tai vyks, bet politiškai mes matome, kad dėmesys yra, kaip ir mano turbūt pirmasis skaidrės indikavo, ekonomikai, konkurencingai ekonomikai, nebūtinai lygybės ekonomikai, konkurencingai ekonomikai ir gynybai. Ar tai yra transformatyvi darbotvarkė, ar tai atrodo up to the task, tiems iššūkiams, kuriuos Draghi, Macronas ir kiti nupiešė, taip pat yra vienas iš klausimų, kuriuos galim apsvarstyti, bet tai yra oficialūs von der Leyen planai ir kviečiu apie juos daugiau pasiskaityti greitai pasirodančiose tose komisijos programos ir darbotvarkės dokumentuose. O dabar galim aptarti tai, ką čia pristačiau, klausimai, kurie kyla to pagrindu. Dėkui labai. Ačiū labai tau, buvo labai įdomu. Aš irgi esu klausimų pasirašęs, bet tikrai kviečiu visus rašyti arba į chatą, arba irgi gal pakelt ranką, jei norit. Tai iš von der Leyen pasiūlymų, jaučiu
didžioji dauguma su jais sutinka Europos Sąjungoje. Galbūt irgi galėsi pakomentuoti ant to, bet šiek tiek man pasirodė, jog judam labiau link gal Jungtinių valstijų požiūrio, kaip reiktų judėti prieki, irgi militarizacija, mažiau reguliacijų ant verslo, taip toliau, nors ES dauguma prasmių yra kaip ir lyderė reguliacijose, pavyzdžiui, ant dirbtinio intelekto arba environmental dalykų. Tai tiesiog įdomu, kad link šitą strategiją judam ir įdomu, ar čia yra vienintelis būdas judėti į priekį tiesiog. Ar yra kitų alternatyvų, kurios yra populiarios dar ES ratuose, kaip galim judėti į priekį? Jo, tai aš sutikčiau, kad poslinkis atrodo jo į tą tokią labiau, čia kas pasiims kokį kelrodį, žinai, ar tai Jungtinių Amerikos valstijų, ar ten Singapūras yra populiaru, ane, cituoti visada kaip orientyrą, bet taip į tą tokią gynyba ir ekonomika yra du dalykai, kuriuos mes siejam su Amerika versus ten socialinė politika ir aplinkosauga, būtume intuityviai bent jau sakę su Europą. Ir tai yra taip iš tikrųjų skausmingas klausimas, net jeigu bendrai bent jau to mainstreamo suprantamas, priimtinas, ar kaip čia sakyti, suprantamas kaip reikalingas. Bet yra keli dalykai, man atrodo, kaip pats Draghi labai pabrėžia, kad nors daug kas, ką jisai rekomenduoja, skamba tarsi mes turėtume kopijuoti Amerikos sėkmę, jisai pabrėžia tai, kad mes neturėtume importuoti Amerikos silpnybių. Ir tai pirmiausia yra, kaip sakyti, nedėmesys viešosiom paslaugom, nelygybė ir kitiem dalykam, nes visai kitokia kultūra, lūkesčiai kitokie socialinės raidos. Bet jis ties to ir palieka. Jo, manau, ta teorija yra, kad jeigu mūsų ekonominis ir socialinis modelis tiesiog augtų greičiau, tai skirtingai negu Amerikoje, kur augimas reikštų tiesiog turto koncentraciją viršui, čia dėl daugybės institucijų, priimtų teisės aktų ir taip toliau, tas augimas vis tiek būtų daug plačiau paskirstomas ir jis būtų geresnis, ne tokia viltis Europos socialinio modelio ir jo tvarumo. Ir dėl to galima ginčytis, kiek nelygybė, turto koncentracija, dereguliacija yra būtina tam, ką pasiekė, pavyzdžiui, Amerika, nes su ten tais socialiniais, big tech gigantais ir dar kažko, ir kiek tai yra, kaip sakyti, dalykas, kur jie patys prasileido, bet nebūtinai taip turėjo būti, ne, galima ir geriau. Bet kalbant konkrečiai apie reglamentavimą, ir čia galbūt toksai yra nuobodus, bet pragmatinis kompromisas, tai reguliavimo svarba ir tų tikslų, kuriuos Europa išsikėlė, svarba yra plačiai priimtina ir niekur nedingusi, bet retrospektyviai žiūrint yra padaryta kelios rimtos klaidos arba ta kaitos teorija, kaip Europa žiūrėjo į reglamentavimą, yra biškiai ydinga. Tai dirbtinis intelektas, kurį tu išskyrė kaip vieną iš reglamentavimo pavyzdžių, jis rėmėsi mintimi, kad jeigu mes greitai parengsime tam tikras standartinės taisyklės, kurių pagrindų tada veiks visos kompanijos, tai iš tikro bus labai geras dalykas, dėl to, kad viena vertus mes pasieksime visų savo žmonių privatumo, žmogaus teisų apsaugos tikslų, bet ir suteiks aiškumo visom tom naujom kompanijom, kad jos galėtų greitai plėstis. Bet, kaip sakyti, tos taisyklės dar neturėjo realių pavyzdžių, kaip atrodo, kaip veikia tos dirbtinio intelekto kompanijos. Už tai jos sukūrė daugybę labai praktinių neapibrėžtumų, kaip čia atitikti taisykliai, netitikti taisykliai, kas neprisidėjo prie tų geresnių tikslų pasiekimo, dėl to, kad yra loopholes arba tiesiog kažkas neveikia, už tai laikinai suspenduota, už tai tiesiog plečiam, tarsi nebūtų taisyklės. Ir kita vertus apsunkino, kaip sakyti, atitikti ir už tai dauguma kompanijų tiesiog išsikėlė į JAV, tam, kad tenai galėtų daryti savo modelius ir tada žmonijos mastu
toliau vysto tą tokį nereguliuotiną ir potencialiai blogą AI. Ir čia pagrindinė turbūt klaida, prielaida, kuri buvo, ir čia siejasi su platesne ta tokia probleminė situacija, kurioje yra ES, tai kad ES ta reguliavimo politika, standard setting politika, dažnai vadinama Brussels effect, pagal tokį suomės akademikės dirbančios Kolumbijos universitete Anu Bradford straipsnį, jinai veikia tol, kol nebuvo sąmoningai siekiama. Brussels effect veikia dėl to, kad mes turėjom didžiulę rinką, į kurią visi norėjo patekti ir uždėdami tam tikrus standartus mes galėjom projektuoti savo galę netiesiogiai. Ir už tai daugybė Lotynų Amerikos valstybių, pavyzdžiui, visą savo rinkos reguliavimo taisyklių sąrangą pritaikė pagal Europos standartus, nes jiems apsimokėjo ar ne Europai nespaudžiant ir ten diplomatam labai daug pastangų neskiriant alainintis su ypač konkurencingumo taisyklėm ir taip toliau. Lygiai taip pat aplinkosaugos srityje, kurį laiką tas buvo. Bet būtent tai, kad ta underlying ekonominė bazė dabar ES yra santykinai mažesnė, iš karto paskatos atitikti ES taisyklės irgi daug žemesnės negu iki tol buvo ir už tai tas Brussels effect tapo žemesnis ir už tai dabar tos reguliacijos pirmiau varžo mus, negu kažkaip skatina gerasias praktikas globaliai. Tai čia vienas dėmuo. Antras dalykas, kad iki tol, kol jos nėra globalios ir jeigu mes negalim jų priversti globaliom, tai jos sukuria daugybę tokių perverse efektų. Ir čia skaudžiausias turbūt dalykas man asmeniškai yra klimato klausime, kur visas tas tikras, realus pasiekimas, kad Europa daug pasiekė, kad emisijos mažėtų, kad ten gamtinės ekosistemos būtų saugomos, iš dalies remiasi tiesiog emisijų outsourcingu į trečią pasaulį, perkeliant pramonės į šalis, kurios netaiko tų pačių aplinkosaugos taisyklių. Bet kadangi emisijos yra visiškai globalus dalykas, realaus poveikio nėra, mes tiesiog sumažinom savo santykinį indėlį į klimato kaitą, bet kažko kitų sąskaitą. Europa, aišku, supranta tą ir bandė tą reguliuoti per tam tikrus ten emisijų muitus. CBAM vadinasi ta taisyklė, jinai galios ir turėtų kažkiek padėti. Bet iš esmės ta kaitos teorija buvo biški netinkama. Jeigu neturi galios, tai nebūtinai būsi lyderis, jeigu kažkokį gerą egzamplą statai. Tai debatas vyksta, kiek mes vis tiek turime išlaikyti tuos dalykus ir man atrodo tas reasonable kompromisas yra tiesiog bandyti sutvarkyti tai, kas neveikia. Problema yra tai, kad dabar jau, kaip sakyti, kai tas klausimas perėjo į politizacijos daug didesnį lygmenį, tiek konservatoriai, tiek populistai dabar jau tiesiog labai mielai ideologiškai bando ardyti visas tas reguliacijas. Tai bet kokį gerą kompromisą rasti, kuris išsaugotų, kas verta išsaugoti, bet sutvarkytų klaidas, ras bus sunkiau. Jo. Labai geri insights. Įdomu pasiklausyti, nes dar papasakoju tiesiog daugiau konkrečių examples. Dar svarbi tema yra labai karas ir man atrodo, ypač debatuose yra labai daug motionų. Kai tik ir prasidėjo karas, buvo apie Ukrainos įstojimą į NATO. Ir tikriausiai tie motionai tęsis, kaip ir visokiausi apie ES tenai motionai. Bet tiesiog kokios nuotaikos yra Briusely, ta prasme, ko galim tikėtis ateityje, ar Europa labiau įsitrauks ir pamatysim didesnius karo veiksmus tarp daugiau šalių, ar bus business as usual? Turbūt kelios kol kas yra reakcijos ir jos dar sparčiai keičiasi dėl to, kad, prieš mėnesį dar laukiam, kas bus Amerikoje, dabar jau žinom, kas bus Amerikoje. Bet ir tai nežinom dėl to, kad it's a fucking mess tenai. Tai kaip konkrečiai tai atrodys, neaišku. Yra bendras supratimas, kad Europa darys daugiau gynybai. Jau, kaip sakyti, daug daugiau šalių, įskaita ne tokios ir pacifistinės, bet ir šiaip didelių ten kažkokių bendrų projektų nemėgstančios šalis kaip Danija ar ten net ir Austrija to an extent jau, pavyzdžiui, atsiveria, rodo atvirumą gynybos bendram skolinimuisi ES mastu vardant investicijų gynybą. Didelis virsmas turbūt buvo, kad Emmanuelis Macronas labai
griežtai išreiškė tą tokį, mes nieko neatmetam jokių galimybių, įskaitant ir ten karių ar bent jau suporto siuntimo į Ukrainą. Tai yra va tokių signalų, kad Europos mastu bus daroma nauji dalykai. Įdomu bus stebėti, kaip Andrius Kubilius, gynybos komisaras, šefuos tą gynybos pramonės skatinimo klausimą, nes per pirmą 100 dienų turi išleisti tokį kaip ir white paper, kažkokį pirmą pasiūlymą, kaip būtų ta gynybos pramonė skatinama. Tai ką ten sudės konkrečiai į tai, ar ten, žinai, kokius instrumentus, kiek pinigų numatys, taip toliau, bus turbūt pirmas rimtas signalas. Bet ką galime pastebėti ir kur yra tikrai didelis virsmas, tai didžiulis klausimas, didžiulis stabdis iki tol ES didesniam gynybos vaidmeniui buvo ne politinis, nes ypač viešoji nuomonė, tai piliečiai visada sakydavo, kad nori daugiau aktyvesnio ES vaidmens gynybos srityje. Tai labiau buvo nacionalinių politikų ir nacionalinių gynybos pramonės lobistų stabdis dėl to, kad bendri pajėgumai vystomi ES mastu reikštų, kad staiga mes nebeturim tokio pastovaus, žinai, nacionalinės industrijos skatinimo instrumento, nes nebeapsimokėtų išlaikyti Slovakijos ir Lietuvos ten tas vamzdžių ir vikšrų pramonės, užtektų vienos. Prancūzija numetė savo ilgalaikį veto trečiųjų šalių, tai yra neeuropietiškų šalių, ne ES šalių dalyvavimui bendruose gynybos viešuosiuose pirkimuose, kas rodo, kad net ir didžiausias turbūt lobis visoje Europoje atsiveria tam, kad kažkiek tuos nacionalinius jautrumus suspenduosime vardan to, kad tiesiog greičiau pasiektume didesnę tą gynybinę parengtį. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas tai yra auga ES lygio auga bendradarbiavimas tarp valstybių narių šalių. Kopenhagoje visai neseniai buvo susitikusios Nordikų, Baltikų, Lenkijos ir galbūt Vokietijos vyriausybės, krašto apsaugos ministrai, ir pasirašė daug ten sutarčių dėl gynybos pramonės, gynybos planų koordinavimo, bet kartu ir dėl investicijų tiesiai į Ukrainą, kad dalis pajėgumų būtų vystomi ten, kur pigiau, kuriems reikia. Ir tai yra toks irgi naujas poslinkis, kad Europos gynyba yra nebe vien ES teritorijoje, ne tai, kad ES mastu, bet ir su Ukraina kaip potencialia kandidatė nare kažkada, bet einamuoju metu su šalim, kurią reikia. Tai šitą irgi verta stebėti tiesiog, kiek tos tokios visos coalitions of the willing pradės reikštis ir dominuoti. Didelis iššūkis, man atrodo, bus tai, kad labai daug, ypač mūsų regione, bet ir kitur, politikų masto, kad mums žūtbūt reikia išlaikyti Ameriką, o Trumpo asmenyje Amerikos išlaikymas regione reiškia buy American, kas reiškia, kad geriau pirkti tai, ką jie turi dabar, ar net neturi, bet pagamins. O jau jeigu tai apribos mūsų pajėgumus ten kažką išvystyti savo, ką jau padarysi, bet reikia Trumpą nusipirkti. Tai šitas bus didelis turbūt iššūkis, galvojant tiesiog kaip mes subalansuosim mūsų pačių pajėgumų stiprinimą versus ten tos Amerikos išlaikymą. Aš esu gana skeptiškas to Amerikos išlaikymo poreikiai. Manau, kad, aišku, jau tam 5 metų perspektyvoje turbūt tam tikras spragas reikės užkimšti, perkant iš Amerikos ir kitų trečių šalių, bet svarbu yra ne crowd outinti ilgalaikių europinių investicijų. O toliau, taip, kaip sakyti, mentaliai, tai nežinau, nemanau, kad įmanoma išlaikyti business as usual, bet tiesiog visi bandymai rimčiau pakeisti tiesiog gali nepavykti. Bet kad inovacijų mentalinių vyksta jau dabar, tai faktas. Ok, mano paskutinis toks klausimas labai debate land. Tai šiaip debatuose, man atrodo, jeigu šnekam apie ES, tai dažniausiai girdim tik tą socialinę pusę, kad ES lyderiauja žmonių teisėse ir panašiai. Būdavo labai populiarūs motionai apie
mažiau liberalias šalis ES kaip Vengrija ir ką reiks su jom daryti, ar išstumti ten, ar mažinti fundingą ir panašiai. Nu ir man atrodo, šiaip vaikai, paaugliai, debatininkai daugiausia žino apie šitą sritį ES. Bet pagal tavo insights, kaip ir atrodo, jog į ateitį judant ES kaip tik gal plėsis ir mažiau jiem rūpės šitie soft, šitie soft dalykai socialiniai. Tai kaip tau atrodo? Ne, man atrodo, kad čia dar šiek tiek žaidžia ir mūsų regiono perspektyva, kur, žinai, mes neturėjom, dauguma šalių neturėjo arba turėjo labai labai prastas žmogaus teisų apsaugos sistemas, ar ne. Europa dažnai buvo ta vieta, iš kurios ateina parama, pavyzdžiui, LGBT darbotvarkės plėtrai, tam tikram standartam prieš smurtą prieš moteris, ar šiaip nediskriminacija rasės ir lyties pagrindu. Tai, man atrodo, pas mus tai veikia iš dalies. Nu, ir Lietuvoje konkrečiai tai dėl to, kad ten veikia, pavyzdžiui, Europos tas Gender Equality institutas, tai mes labai fiziškai turėjom personifikaciją progresyvios Europos Vilniaus gatvėje, ne, dėl to, kad toks ofisas veikia. Bet tai manau, kad tas biški prideda matymo. Aš įsivaizduoju, kad Graikijoje kokioj tai jau seniai Europa nebūtų siejama su progresyvom vertybėm, bet pirmiausia su vokiečių fiskalinė disciplina ir tuo, kad maždaug reikia skolą mažinti. Tai aš įsivaizduoju, kad Europa iš dalies yra in the eye of the beholder. Ir aš pats kaip sakyt, įvairiuose, žinai, mano studijų backgroundas nebuvo niekada Europos Sąjungoje. Aš JAV ir po to Jungtinėje karalystėje, bet jau po Brexito studijavau. Tai aš visada iš dalies iš išorės žiūrėdavau į Europą ir, galbūt dėl savo paties interesų, bet labiau tokia politekonominė prizmė, tai būtent finansų, ekonominiai klausimai, man atrodo, visada buvo pagrindiniai mano akyse, kurie apibrėžė Europą. Ir tuo atžvilgiu jinai, tikrai nebuvo labai progresyvi. Bent jau nuo Maastrichto laikų, ar tiek, kiek buvo, tai ten laisvos prekybos klausimais ir dar kažko, ar gerų ten standartų plėtros, bet didelė dalim tai jinai buvo, kaip tik tokia labai ortodoksiška jėga. Ir, kaip, man atrodo, kad aišku, dėmesys aukščiausiame lygmenyje visom tom vertybėm, kurias mes savo regione siejam su Europą, mažės. Tai nereiškia, kad tai mažės visuomenės akise, galbūt kaip tik nukrentant tam politikų dėmesiui, pilietinę visuomenę, kaip tik sakys, negalite pastraukti šito space ir tai gali paskatinti didesnį aktyvumą, reikėtų tikėtis. Yra studijų, kurios kaip tik kalba apie tai, kad jeigu tuos klausimus padarai labai technokratiškais, tai tada, kaip sakyti, tas grassroots judėjimai menksta. Tai gal čia būtų kažkoks pozityvas. Aišku, kad būtų sunkiau neturint didelės paramos europinių lygių. That being said, tai aišku, nors Europa labai matoma tais klausimais, buvo visais softiniais ir socialiniais, ten kompetencijos visada buvo ir lieka valstybių narių lygiai. Tai yra, Europos Sąjunga negali priimti jokių teisės aktų ten, pavyzdžiui, gėjų arba mokesčių perskirstymo klausimais. Tai čia irgi perception versus reality visada yra klausimas. Bet bendrai man atrodo, kad kuo daugiau kampų mes apkalbėsim tą Europą ir kuo labiau ne per kažkokią europietiško ekscepcionalizmo prizmę, kurio čia yra ta, žinai, maždaug sodas džiunglių apsuptyje, ar dar kažkaip, kaip sakė Jose Borelis, išeinantis dabar jau Europos užsienio reikalų atstovas. Kuo mažiau mes turėsim to European exceptionalism, kad čia yra kažkokia welfare state project ar dar kažkas, o tiesiog vienas iš kitų, kaip sakyti, modern legal orders, tuo geriau, tuo įdomiau ir tuo mažiau debate land ir tuo daugiau tiesiog rimtos analizės tos vietos, kur gyvenam. Jo. Great. Ar turi dar kažkas klausimų? Rokai, bent jau tu. Aš galiu paklausti? Jo, aišku. Gerai. Žinai, man patiko ta mintis prie transformacijos. Ten Mateo buvo, ne?
dabar neatsimenu tiksliai pavardės, bet kad Europa yra iš esmės pastaroji transformacija per krizės, arba kad Jo, Monė. tai yra pas Monė, ne, o kaip, ai, Mateo, sakai, Monė, okei. Jo, tai akivaizdu, kad karas Ukrainoje yra viena iš tokių, krizių, kuri daro įtaką, ta prasme, kažkiek tai slankioja, ar ne, dalykus Europos kontekste. Man klausimas yra, kiek kiti dalykai globaliai vykstantis, ar ne, tarkim, tiek konfliktas, pavadinkim, Gazoje, ar ne? Izraelis, čia vėlgi galima turbūt diskutuoti, ar tai yra Europa ar ne Europa. Izraelis ir Europos projektas iš už Europos ribų, ar kaip. Ir kiek tai, tarkim, turi to efekto, ta prasme, to krizinio efekto kažkokiai tai transformacijai. Ir tarkim, kiek turėtų kiti dalykai, tarkim, ta deneokolonizacijos banga Afrikoje, kalbant apie Malį, Burkina Faso ir taip toliau ir panašiai. Jo. Na ir kiek tai turi įtakos, aišku, tiesiogiai Prancūzijai. Jo. Tai, jo, man atrodo, kad skirtumas tarp Ukrainos ir tavo kitų išvardintų, ne, Izraelio vykdomo karo prieš Gazą, prieš Libaną, ir tada platesnių, gal kaip čia sakyti, politinių poslinkių Afrikoje. Greta to, kad aišku, vienoje vietoje kalbam apie tai, kas yra kontinente, kas yra tos pačios daugiau mažiau ar ne rasės, manau, kad ta dimensija visgi svarbi plotmė. Dar yra ir tas, kad Europą dar galim ginčytis, kad Europa kažką gali Ukrainoje nuveikti, bet tiesiog yra more than evident, kad jinai nebeturi įtakos Izraeliui visų pirma, ne, ir ten brokeriavimui kažkokiam vidurio rytuose labai labai maži svertai. Ir atrodo, kad vis labiau ir Afrikoje. Afrikoje dar yra stengiamasi, konkrečiai jaučiant, kad pastarųjų dešimtmečių augusi Kinijos darbotvarkė Afrikoje pasiekė tam tikrą saturacijos point, kur taip tai įgalino tas visuomenės atviriau rinktis, jos tapo mažiau priklausomos nuo vakarų finansavimo, nuo dar kažko, ir už tai tiek visuomenių, tiek politikos elitų lygmenyje, turbūt gal pirmą kartą nuo šaltojo karos pabaigos, kai buvo sovietų vakarų konkurencija dėl besivystančio pasaulio vadinamo šalių, vėl buvo tas momentas, kai, žinai, gali pick and choosinti, kelti sąlygas, už tai atitinkamai padidėja, kaip sakyti, ta space politinė. Bet dabar auga kartu ir nusivylimas Kinijos presence Afrikoje ir ypač auga tie naratyvai, kurie jau ir ją sutapatina su neoimperialistiniam jėgom, dėl to, kad vystimosi projektai yra staffinami kinų, jie tiesiog ekstraktina mūsų materials, procesina mainland China ir taip toliau. Ir Europos Sąjunga bando šitą naują kažkaip besiveriantį, dar tikrai neatsivėrusi, bet besiveriantį window of opportunity kažkiek išnaudoti. Bet jinai turi visą savo istorinį bagažą, konkrečiai Makrono, nes tu klausai asmenyje, turi tiesiog tragišką lack of focus. Jisai dažnai turi neblogus instinktus, ne, pavyzdžiui, Beiruto uosto sprogimo, ten dieną po, jis pasakė labai gerą, jautrią kalbą, nuvažiavo į Libaną, išreikšti solidarumą, ten kažkokį fondą įsteigė atstatymą ir tada visiškai pamiršo iki kito etapo, kai vėl buvo dubasinamas Beirutas jau kitose aplinkybėse. Taip ir Afrikoje jo labai nenuosekli ir labai nekryptinga ta politika. Tai man atrodo, ten tiesiog varžo actual capabilities. Ukrainos atveju, man atrodo, tiesiog dėl to, kad iš vis negali kažkuo kliautis, kad kažkas kitas padėtų, ne? Vidurio rytuose, tai vis tiek JAV bando irgi labai nesėkmingai turėjo būti įtakos žaidėja. Ukrainai galbūt yra didesnis tas noras veikti, reaguoti į tą krizę tiesiog dėl to, kad ten yra tam tikrų instrumentų, visų pirma plėtra, o ne pažadas, kad galės tapti kandidatą nare, kuris daro Europą tam tikrą žaidėją. Bet bendrai aš tai kvestionuočiau bendrai tą Monė tezę. Visų pirma dėl to, kad labai daug visų šitų įtampų, problemų, etc., kurias pristačiau skaidrėse,
aš pats siečiau su tuo, kad finansų krizės istorijoje tam laikotarpį mes vapščia nesitransformavo ta Europa ir visiškai nebuvo forgiant į kažką geresnio ir naujo. Tai buvo didžiulė galimybė, kaip didžiulė krizė, bet ir didžiulė galimybė biškai persvarsyti tam tikras jau tuo met neveikiančias sistemas ir taisyklės, ten finansų reguliavimo, ekonominio reguliavimo ir taip toliau. Ir buvo double downanta ant, man atrodo, prasto ekonominio modelio, gana socialiai regresyvaus, tokio į pigų konkurencingumą orientuotą ir taip toliau. Tai akivaizdžiai, kad ne visos krizės yra transformatyvios ir išnaudojamos, kad kai kartais, kaip sakau, tais tokiais globaliais klausimais, gal tiesiog dėl to, kad Europa nėra jau stipri žaidėja, bet kai kuriais atvejais dėl politinių ideologinių sumetimų. Tai aš esu gan sober, nemanau, kad čia daug kažką paveiks, tačiau bent jau jeigu Ukrainos krizė reaguos konstruktyviai, tai irgi būtų nemažas pasiekimas ir tos populiacijos atžvilgiu, bet ir bendrai. Ir aš tada follow-upinį klausimą turiu apie tai, nes priminei, kad būtent įtaka, pavadinkim, tų kolonijinių jėgų savo buvusiose kolonijose yra sumažėjusi, ar ne? Bet vis tiek istoriškai ar neverta prisiminti, kad tarkim tas pats Libanas buvo istoriškai Prancūzijos kaip protektorato dalis, ar ne? Ir bent jau 20-ojo amžiaus eigoje Prancūzija dažnai kišdavosi į tą regioną ir prisimdavo tam tikrą atsakomybę, ar ne? Tas pats ir su postkolonijinė Afrika. Bet kartu, žinai, sakai, Kinijos labai daug atsirado irgi present, ar ne tame? Tai klausimas, kiek tai yra kitų, tarkim, globalių galių, ar ne, ėjimas į tuos regionus ir stumdymas, pavadinkim, ar ne tenai interesų, ir ar kiek tai buvo ir Europos pačios toksai sąmoningas pasitraukimas ir ar tai sąlygojo tiesiog tokia, nežinau, moralinė kažkokia tai našta, ar ne, dėl istorinių injustices. Aš, kaip sakyti, tikrai nesu regiono ekspertas, tai viskas čia yra su dideliu asterisku, išlyga, kad, neimk už gryną pinigą. Žinau, kad tu neimsi už gryną pinigą, nieko, ką aš sakau. Tai jaučiu saugus. Bet, man atrodo, Europos tikrai gan dviprasmiškas vaidmuo, arabų pavasario vadinamojo epizode, jeigu tokio trumpesnėje istorijoje, ne? Ir gal net prieš tai tas provable complicity, ten Sarkozy ėmė belekiek pinigų iš Gaddafio, po to Europa ėjo prieš tą patį Gaddafį ir kitus, ir ten, kadangi nesugebėjo išlaikyti JAV įsitraukusius į regioną tenai, perėmė didesnį vaidmenį ten Libijos kontekste, kur buvo disaster, dažnai, kaip sakyti, susijungdavo vienu metu su vienom ten vietiniam galiom, su kitom. Tai visas tas santykinai nesėkmingas, aš sakyčiau, įsitraukimas 2010-aisiais į regioną ir tada, aišku, sugrėsminimas migrantų, pabėgėlių, kurie ėjo iš regiono, bėgo į saugesnės šalis, dylą su Turkija, eilė klaidų, nebūtinai atsitraukimo, bet tokio, sakykime, bandymo suvaldyti kintantį ir mažėjantį santykį su vidurio rytais. Irgi, aišku, labai, kaip sakyti, susilpnino Europos kortas ir kartu jo paliko labai pagristų nuoskaudų tose populiacijose, on top of to, kas, gal ten per kartas ateina, percepcija kolonializmo patirties ir taip toliau. Ir tada, aišku, tas kitų veikėjų augantis vaidmuo ir dėmesys irgi turi vaidmenį, bet aš tikrai negaliu pasakyti, žinai, priskirti svorio kiekvienam tų veiksnių. Bet it's always everything. Ir atsitraukimas, ir blogas likęs įsitraukimas, ir neištesėti pažadai, ir kitos alternatyvos, galų gale pačių tų šalių agency, kuri reaguoja į visus tos dalykus, agency reaguoja į struktūrą, bet nėra visiškai redukuotina. Visa tai susideda.
dabar pastaraisiais metais buvo visai sėkmingų jau kitų galbūt šalių, ne, Ispanija pakankamai sėkmingai vystė tos vadinamus Mediterranean dialogus. Tada Italija turėjo, bet irgi ten galima kvestionuoti, kiek ten visokio energetinio saugumo projektų su atskirom viduržemio, pietinės viduržemio jūros dalies valstybėm. Bet sakau, bet čia labai skiriasi ir varijuoja. Vienas dalykas, kas įdomu ir kur Europa, manau, tikrai labai gerai veikia, bet kur tai jai paradoksaliai nepadeda, tai yra, pavyzdžiui, daugiašaliai darbotvarkiai Europą ir postkolonijos valstybės dažnai dera tarpusavį, ten didieji stumbling blocks labiau yra Amerika, ir veto žaidėja Jungtinėse tautose ir kitur. Bet, pažiūrėjau, Europos finansavimas globaliom vystymosi programom yra daugiausia orientuotas į visokius humanitarinės paramos fondus, ne? Kas yra labai labai svarbi, bet tokia higieninė funkcija. Tuo tarpu value add iniciatyvos, ne, tiek naujos vystymosi, ten klimato kaitos švelninimo programos, skolų mažinimo programos, kur irgi būtų tikrai didelė įtaka Europos, tenai jinai į tą nesifokusuoja ir iš dalies dėl to, kad daug pinigų kainuoja ir visos humanitarinės pagrindinės programos išlaikyti. Bet ką tai sukuria tada, kad kiti donorai, nauji donorai, pirmiausia Kinija, gali okupuoti tą space. Ir tada percepcija yra tokia, kad, kaip sakyti, Europa daro kažką, bet tai nėra taip visible, tai nėra nauja, tai nėra tiek svarbu, o naujas daugiau žadantis partneris yra kažkur kitur. Tai va šitoje vietoje, aš niekad nerekomenduočiau sumažinti finansavimą humanitariniam programom, bet akivaizdžiai reikia išnaudoti geriau kitus įrankius, kurie lieka, kurie kurtų abipusę naudą, bet ir realią naudą, atsakant į, vadinsiu postkoloninių, bet geriau būtų kitaip, valstybių lūkesčius. Ir čia yra space veikti, bet tik tai tiesiog laike, kai karas, kai ten tipo perceived economic decline ir dar kažkas, tai sakyti, kad turim daugiau investuoti į užsienio valstybės yra, dėja, bet politiškai labai sunku ir ne man, bet daugumai būtų labai bloga idėja pardavinėti. Tai va tada ir paskutinis klausimas, ilguoju laikotarpiu, nes akivaizdu, kad Europa supranta savo menkstantį vaidmenį, ar ne, globaliai, turbūt drąsiai galima būtų sakyti iki tokio akcento, kad Europa tampa regioninė galia, ar ne, ir neturi tokios įtakos, pavadinkim, globaliuose pietuose, kaip turi ar Jungtinės Amerikos valstijos, ar Kinija, ar ta pati auganti Indijos įtaka ir galia. Kokios yra nuotaikos ir perspektyvos iš pačios, ta prasme, Europos, ar ne? Ar Europa susitaiko su tuo ir priema tokią rolę, ar yra kažkokių tai norų, bandymų, kaip čia, atkurti, ar ne, savo tą globalią įtaką? Aš sakyčiau, susitaiko. Aš apskritai, man dabar būtų sunku, Kinija nori būti globalia jėga, neoficialiai, oficialiai jinai yra ir nori būti regioninė galia, bet, realiai, aišku, Global Civilizations Initiative. Amerika sako, kad yra globali galia, bet labiausiai nori būti regioninė galia ir nori fokusuotis į vakarų hemisferą. Tai gali būti, kad visos galios pasaulyje tampa vis labiau regioniniam, o globaliam lygmenį ryškėtas vadinamas multipolarumas, multipolarity. Idėja, kuri yra siejama labiausiai galbūt su tom BRICS šalim, Rusija, Brazilija, Indija, Pietų Afrika, Kinija, bet iš tikrųjų labai populiari yra Europoje ir netgi dabar skaitant tuos į išorę orientuotus, tipo užsienio politikos dokumentus, Europa tai priima kaip tendencija, kuri jau įgauna pagreitį ir kuri gali iš tikrųjų būti geresnė negu labiau hegemoniškas kelių ten didžiųjų galių likęs pasaulis. Ir tai vėlgi yra kaupas, ta prasme, galbūt, jeigu Europa galėtų, gal norėtų būti vis dar globali galia, bet galbūt iš tikrųjų yra genuine supratimas, kad, kaip sakyti, atlaisvintas to, kad mes nebegalim būti hegemonų, tai kad kitų valstybių arba JAV arba Kinijos hegemonija yra blogesnė. Tai Europa pozicionuoja save kaip tipo būsimos multipolar order
konstruktyvę žaidėją ir kai kuriuose vietose maždaug ir pati gali iš to pelnytis ir kitas padėti. Nu, ir vienas iš pavyzdžių yra Europa labai nuosekliai ir netgi Europos tos valstybės narės, kurios yra Permanent Five Members jungtinėse tautose, kalba apie tai, kad reikėtų tą saugumo tarybą išplėsti, kad joje turėtų būti daugiau šalių iš Afrikos, Pietų Amerikos, kurių nėra iš vis reprezentuojama, kad ta veto teisė galėtų būti kažkaip permastyta. Ir tai šitoje vietoje aš manau, kad yra alignment to, ką oficialiai sakoma ir to, kas yra daroma. O tada jau biškai varijuos priklausomai nuo, kaip sakyti, konkrečių valstybių ir gal konkrečių politinių jėgų, man atrodo, konservatoriai yra konservatyvūs, jie nori išlaikyti tą tokį vakarų dominavimą su Amerika, kad Europa bus tik regioninė, bet jeigu esam kartu su Amerika ir su demokratijų bendruomenė, tai vis tiek esam globali gale. Kitos politinės jėgos, man atrodo, yra jau biškai lankstesnės šitų klausimų. Bet tas multipolarity, manau, būtų struktūriškai visai parankus Europai. Iš dalies dėl to, kad net jeigu įtaka menksta, bet jinai turi paradoksaliai nors ir mažiau, bet daug įvairesnių įtakos šaltinių nei Amerika. Amerika yra labai silpna vystymosi programuose. Aš nežinau, jinai turi įtaką globaliuose pietuose, bet realiai tik tai dėl to, kad yra didžiulė karinė jėga, ir ten Hollywoodo propaganda, bet yra underperforming vystymosi klausimais, tam tikrų tenai administracinių reformų ir taip toliau. Tai jeigu padaugėtų skirtingų galios žaidėjų, kurie natūraliai turėtų skirtingus interesus ir tai reikštų, kad padaugėtų ir galimybių, kur Europa moduliariai, kaip sakyti, modulated way, galėtų bendradarbiauti su Brazilija, ten Amazonės aplinkosaugos klausimai, su Indija, ten, kaip sakyti, infrastruktūros ir junglumo plėtros klausimais ir taip toliau ir panašiai. Ir aš sakau, aš imčiau rimtai tas kalbas, kad Europa yra ready for multipolarity. Ne vien kaip deklinizmą, nors be abejo, bet ir kaip tam tikrą pozityvę ir konstruktyvę viziją, kad galbūt geresnis būtų pasaulis, kuris būtų platesnė ta galios diffusion globaliai. Ok, super. Labai nice Q&A. Aš pati daug pamačiau, sužinojau, tai tikiuosi ir visiems bus naudinga. Tai ačiū labai, Justinai, kad papasakai tiek daug. Ir tikimės, kad grįšiu dar kitais metais irgi gal kažką papasakot vėl. Galėsim stockteikinti, kas įvyko per tos pirmus metus, ar transformacija, ar agonija. Ok, tai jeigu niekas kitas neturi nieko paklausti, tai ačiū visiems, kad buvot kartu ir iki kitų kartų.